sveiki visi, aš esu Elzė. Labadiena, aš esu Meda. Šiandien mes kalbėsime apie Rėjaus Bredberio knygą Pienių vynas. Galima pradėti. Iš tikrųjų, mes pakalbėsime, kaip ta knyga atrodė mums. Ar jinai buvo įdomi, ar jinai buvo nelabai įdomi. Ir pakalbėsim apie jos temą. Man jinai iš esmės tikrai patiko, nes buvo baisu, o kai baisu, tai įtempta. Tikra tiesa man. Taigi, dabar pasakosime apie knygą, pačią knygą. Tai kaipgi tau, ar jinai buvo įdomi? Aš nežinau, Meda, ar jinai man buvo įdomi ar ne. Aš negaliu pasakyti, todėl nes kai kurios vietos buvo įdomios, kai kurios ne. Man patiko vieta su naktiniu, su žudimais ir man gana patiko tenai, kur buvo ta robotė būrėja. Kas tau buvo įdomiausia knygoje? Gali papasakoti? Taip, man kaip tik irgi buvo įdomiausia. Naktinis žudimai buvo įdomu, bet tuo pačiu ir baisu. Aha, tikrai baisu. Aš, kaip ir sakiau, naktį negalėjau miegoti. Tikra tiesa. Aš galėjau užmigti, bet turėjau pasikviesti mamą, kad jinai mane nuramintų. Man taip pat buvo baisu. Aš irgi mamą kviečiausi. Dabar pakalbėkime apie visos knygos temą. Taigi, norėjau pasakyti, kad knyga buvo iš tiesų įdomi ir neįdomi. Aš manau, kad tema buvo tokia kaip ir pienių vynas. Man tema pasirodė tokia kaip ir pavadinimas. Tai nesąmonė, bet man tai pasirodė. Aš supratau taip, kad pagrindinės veikėjas buvo naktinis. Ir Douglas su visais savo draugais ir šeima. Naktinis man labai įsiminė. Aš nemanau, kad naktinis buvo pagrindinis veikėjas. Aš net nežinau, man jisai tikrai baisus buvo. O galime pakalbėti apie burtininkę? Prašau, dėl manęs. Aš nebenoriu užvesti temą su naktiniu. Galim. Ką tu galvoji apie tą vietą? Jinai buvo gana įdomi, bet man nelabai įdomi iš tikrųjų. Kodėl? Supranti, man burtininkė aš neįsiskaičiau. Man kaip tik buvo gal diena, gal ne ta koja iš lovos išlipau. Nežinau, bet man jinai nebuvo įdomi. Gerai. Ką jau padarysi? Kiekvienam skirtinga nuomonė. Man patiko, Medai nelabai. Taigi, o kokia dar tau vieta labai patiko? Aš nežinau, buvo labai daug įdomių temų. Aš tik nesupratau tenai, kur buvo laiko ta mašina. Taip, aš irgi nesupratau. Tik supratau taip, kad jinai užsidegė. Taip, aš irgi tą supratau. Bet iš ko ji pagaminta, kad jinai rodo vaizdus? Be to, labai nuostabu, kad žmonės irgi gali būti laiko mašinos. Tikrai įdomu. Kaip tas net nepagalvojau. Realiai. Taigi, o dabar kaip tau buvo, ar tau buvo įdomi pati knygos pabaiga? Kaip tau jinai atrodo? Aš nežinau. Šiaip pabaiga visai faina, tik tais truputį neaišku, kodėl sutvarkius virtuvę, maistas gali tapti labai neskanus. Taip, manau. O sujaukus ją, tampa vėl skanus. Aš to nesuprantu. Mano mama labai skaniai gamina, bet jinai visą laiką tvarkosi virtuvę. Mano irgi. Mano mama nelabai mėgsta netvarkos. Mano irgi mama nemėgsta netvarkos. Nu, kaip aš, tai aš. Kartais pasitvarkau, kartais ne. O kaip tu? Jeigu aš noriu, aš kartais pasitvarkau, bet šiaip tais labai retai. Turiu tą pasakyti. Taigi, o kaip jūs? Ar jūs tvarkotės, ar nelabai, ar tai per vidurį? Palauk, Meda. Mes grįžkime prie temos. Knygos temos. Grįžkime. Man reikia, kad tu pasakytum dar vieną temą. Kokia tau tema įsiminė? Gal buvo kažkoksai ypatingas įvykis, kuris tau irgi labai įsiminė, be naktinio, be visų mirčių, be pabaigos? Taip, pagalvojus buvo vienas. Papasakok. Taigi, man įsiminė, kai Douglas ir Tomas su savo tėčiu važiavo į pienių laukus skinti pienių ir daryti pienių vyno. Man buvo labai graži scena. Man jinai įsiminė. Buvo puiku. Tai buvo puiku.
Bet argi jie pradžioje nevarė skinti uogų? Taip, jie važiavo skinti uogų, o po to grįžę namo. Jie su seneliu skynė pienės. Taip, žinokit, gali būti, kad suklydau. Taigi, man buvo įdomu, kad su seneliu jie skynė pienės. Man buvo labai graži scena. Pienių, įsivaizduokite, pienių laukai. Man labai gražu. Šiaip tais pienių pūkai labai gražus. Ar žinojote, kad jeigu pienių tą pūką įkišus vandenį ir vėl ištraukus, jisai nesusišlapins? Tikrai? Taip. Taigi, gal susitinkam ir pabandome? Bet dabar žiema. Kur tu matai pienės? Nėra pienių. Tiesiog. Gerai, pratęsime vėliau apie šitą temą. Gerai, galime grįžti prie knygos temos? Taip galime. Ar galiu dar vieno klausimo tavęs paklausti? Nu, klausk. Ką tu manai apie pienių vyną? Kas tau jisai yra? Kas tu manai, kad tai yra? Pienės susijusi su vasara, tai tiesa. Ir aš manau, kad pienių vynas man susijusi su vasaros popiete. Kai tu yra vakarėje ir įsivaizduokite, jūs geriate pienių vyną. Aišku, ne mūsų amžiuje, Elze. Labai aišku, norėčiau jo paragauti. Ar Tenai taip gerai? Kai gėrė. Ką Taip. tu sakai, tenai be Taip, alkoholio? bet senovėje. Gal. Ir tik mažiuką rašė. Galima tik mažiuką, stikliuką. Turbūt jisai labai stiprus. Tikra tiesa. Norėčiau jo ir aš paragauti. Taip gerai pasakoja, kaip jis gerai atrodė. Tai tu nesi pienių vyno ragavusi, ne? Ne, nesu, o tu? Deja, bet ne. Aš būnu sodyboje, bet tenai neauga daug pienių. Mes negalime pienių vyno daryti. Bet aš net nežinau, ar jisai skanus ar ne. Man tai atrodo, kad jis tikrai būtų skanus. O kaip jums? Ar jūs jisai skanus? Jeigu jūs jo ragavote. Gerai. Paskutinis klausimas. Nu. Ką tu manai apie visą knygą? Viską, ką dabar papasakojai, kas yra įdomu. Papasakok, kas neįdomu. Ir iš tų abiejų dalykų, kuriuos papasakojai, kas yra įdomu ir neįdomu, sudaryk bendrą įspūdį apie knygą. Ar galėtum? Manau, jeigu pagalvočiau. Bendras įspūdis. Aišku, knyga buvo nelabai įdomi. Taigi, bendro įspūdžio man kaip ir nebuvo. Buvo įdomių vietų, buvo nelabai, visko buvo. Aišku, knyga taip ir susideda. Turi būti ir įdomių, ir nelabai įdomių vietų. Tokie jau tie laikai. Ir šiandien, ir rašytojai. Visiems skirtingos knygos patinka. Sakykime, kai kuriems patinka tos, kurios, sakykime, mums neįdomios, o kai kuriems patinka tos, kurios įdomios. Taigi, aš manau, kad bendra knygos tema, kaip ir mintis, gal būtų, kad vasara gali visą laiką išlikti tavo viduje. Visą laiką tu gali, sakykime, viską prisiminti. Tu žiemą gali prisiminti vasarą, o vasarą gali prisiminti žiemą. Sakykime, išeini į kitą mokyklą, tu gali prisiminti savo draugę, susitikti. Manau, kad kaip šiluma, kaip ir linksmumas, vasara. Labai įdomu, labai gili. Gilus labai tavo pasakymas. O kaip tau, Elze? Aš net nežinau. Man kažkodėl labai per daug gal įsiminė mirtis, bet man irgi labai panašiai. Man labai asocijuojasi su vasara. Žiemą aš dabar perskaičiau ir aš dabar prisimenu vasarą. Nors man žiema labiau patinka, žiema mano gimtadienis. Kaip pasakiusi, tu mano geriausia draugė. Ir aš norėjau pasakyti, kad vasara gali visą laiką išlikti tavo viduje. Taigi, aš manau, kad kaip ir baigėme, buvo smagus pokalbis su tavim, Elze. Ačiū tau, kad tu galėjai su manim pabūti, pakalbėti. Ir taigi, ačiū, kad jūs klausėtės mūsų pokalbio. Manau, kad buvo įdomu. Ir kaip jums? Ar jums patiko pienių vynas, ar ne? Iki. Ate, susitiksime kitą kartą. Iki. Iki.